Šiandien svečiuose pas Simoną, profesionalią masažuotoją. Malonu, ačiū. Ačiū, kad atvyko. Ačiū, kad prisiprašiau. Ir iš tikrųjų šiandien tokia labai aktuali tema yra teipai ir teipavimas. Tai aš pati teipuojas gal 3 metus. Tai prieš 3 metus, kai pirmą kartą užsiteipavau, pačiai buvo keista, o po to šiaip, kas mane pamatydavo, kam papasakodavau, tai dieve nesąmonės, labai daug būdavo skeptikų, bet dabar pagal paskutinės tendencijas buvau įdum kosmetikos seminare, pasakojo apie šešėlių spalvas ir visą kitą ir paminėjo, kad labai madoj yra teipai, teipavimas. Nu, nežinau, iš kur čia tokia mada. Mada yra jo, todėl, kad žinot kodėl, todėl, kad estetinė grožio sfera, jinai plečiasi, tobulėja, žmonės norisi visko kuo daugiau ir aš sakyčiau, kad dabar atėjo tokia, ne tai kad gal mada, bet noras visą tą grožį pasiekti natūraliai. O veido teipavimas ir yra toksai natūralus grožio išlaikymas, prevencija, kai kurių bruožų paryškinimas, net ir kai kurių problemų panaikinimas ir tai aš manyčiau, būtent todėl ir populiarėja visas šitas teipavimas ir, žodžiu, kad žmonės nori viską pasiekti per natūralumą, tas natūralumas grįžta ir aš tikrai esu girdėjus ne vieną kartą, kai žmonės veido teipavimą prilygina kaip natūralus botoksas, tai tam ir... Jo, tai aš tikiu, kad kaip natūralus botoksas, betgi ne per valandą, tai yra, kad per valandą kaip burtulės dalė ir lygiai kakta. O pas mane didžiausia problema buvo pykčio raukšlė. Čia yra įprotis. Ir kada prasidėjo mano pažintis prieš su teipavimu pažintis, prasidėjo apie kažkur 3 metus atgal, kai mūsų salone pradėjo lankytis iš Ukrainos masažistė ir pasikvietė pas save į masažą. Pastebėjau aš tą efektą, bet didžiausia problema ir buvo su mano ta raukšlė kaktoje. Ir ji man sako, aš tik atkeliu rankas ir tavo raukšlė visa atgal ir susiraukė. Tada sako, gal galiu tave užteipuoti. Galvo gerai, kaip į gatvę eisiu, gerai, išėjau. Paskui sako, tu žinai, čia kad aš vieną kartą į savaitę ateini, pasidarai masažą ir dar užteipuoju, tai nelabai, reikia ir pačiai, namų darbai reikalingi. Gerai, kursas 28 dienos, bet aš tai darau, tai nedarau, nes tiesiog, kai mes miegam, pavyzdžiui, aš miegu, tai aš užmigdau per masažą, sako, tu net miegi susiraukus, tai savęs nekontroliuoju. Tai va tas teipas, jis tikrai, aš tikiu, kad jis ten negydo, bet jis padeda nesusiraukti ir iš tikrųjų, efektas yra, pas mane nebėra tos gilios raukšlės. Ir šiaip, visada bus efektas, jeigu žmogus tai darys sąmoningai ir reguliariai. Jeigu jisai tikisi paimti, uždėti bet ką, kremą, viską, beleką, uždės ir jisai jau tikėsis, kad visą tai pasikeis, tai niekada to nebus nuo nei vieno produkto. Tai reguliarumas, raktas į rezultatą. Ir aišku, dabar, kada jūs taip atradote? Teipą, aš gal irgi sakyčiau, daugiau mažiau atradau apie kokius 3 metus atgal, bet aš jį labiau irgi pradėjau naudoti dėl savęs, gal dar labiau dėl tokio intereso pažiūrėti, kaip tai veikia su masažu, ar tai man padėtų pasiekti tam tikrų rezultatų. O šiai dienai aš jau visą tą veido teipavimą naudoju jau su klientais, jau ne tik ant savęs, bet ir klientams. Ir kaip pati paminėjot, kad namų darbai, tai iš mano pusės viena tų tokių rekomendacijų, kad žmogus pratęstų darbą, ką mes darom kabinete su veido masažais, tai yra veido teipavimas, kad jisai pratęstų tą, ką mes įdėjom indėlį, bet ir tuo pačiu gautų šiokių tokių kitų naudų, ko negali padaryti masažas, arba nedadaro būtent per tą 1 valandėlę, ką mes praleidžiam su klientu. Taip, bet pavyzdžiui, o tai kaip teipavimas be masažo? Be jokio.
Jisai veiksmingas, jisai negali sakyti, kad jeigu nėra masažo, tai jau teipas nieko. Jisai veiksmingas, bet gal jisai neišspausim tokio maksimalumo, ką mes galėtume pamasažavę ir užklijavę teipą po masažo. Jeigu mes šnekam konkrečiai apie žmogaus priežiūrą namie, nesu specialistu, tai nereikia įsivaizduoti, kad mes turim jau padaryti super duper profesionalų masažą. Užtenka sušildyti audinius, duoti tokią stimulaciją, kad raumuo, fascija, oda, šiaip iš tikrųjų oda atidirbs teipas, bet masažas atidirbs fasciją ir mūsų raumenį, kurie sukurs atpalaidavimą, o užklijavus teipą ant odos, teipas pabaigs visą darbą. Tai ar tinka kartu? Tinka, bet gauti geresnį rezultatą. Taip, gauti geresnį rezultatą yra kartu, bet vieną teipą irgi galime naudoti. Nes pas mane pirmą atsirado masažas, masažas buvo visą gyvenimą šalia, nes 30 metų grožio srity, tikrai patikėkit, masažą sumačius nemažai. Ir tas teipas atsirado kartu su masažu, po to, aišku, jau, kadangi aš vaikščiau pas masažistę, tai jinai masažuotoja, tai jį užduodavo namų darbų teipuotis, po to prisiuntė man video, ką aš turiu daryti pati namuose, mankštelę, paskui jau įėjo kartu irgi, sako, čia vieną kartą į savaitę tas masažas, nežinau, tau reikia namų darbų. Tai tada namų darbų gavau mankštelę, po kurios jau užsiteipuoju. Tai va, aišku, geriau nueiti, lengviau atsigulėjai, bet kai pačiai reikia daryti, tai aš žinau, kad vieną kartą pasidarai savi masažą, aš jau jaučiu, aišku, čia jeigu normaliai pradėti nuo dekoltė ir po to veidą, tai jau iš karto vau. Ir net pastebėjau, kad net geriau masažą daryti ryte, nes dar kol mes tokie užtynę, prasimasažuoja, išvarinėja limfą. Beje, kad yra toks dalykas kaip limfa, irgi sužinojau prieš 3 metus. Labai gerai, nes yra žmonių, kurie nežino. Ir aš sužinau, kas yra fascija. Teisingai. Apie daug, čia vienu metu sužinojau. Aišku, dėjo mano masažistė, masažuotoja, jinai šiaip iš Kijevo, per karą atvyko į Lietuvą, o dabar išvažiavo į Tenerifę, tai nuo sausio likau be masažo, taip vieną kartą savaitę eidavau, taip griežtai. Galvodavau, jeigu nepadės, tai bent žiauriai malonu. Padeda, irgi